yra toksai pokštas. Skyrybų atveju kalti abu. Žmona ir jos motina. Pokštas pokštų. Bet skaitau čia vieną postą ir man tas pokštas taip akivaizdėja. Ir dabar mamytė manęs labai nekęs. Bet lazda turi du galus, kažkada antras galas atsisuka. Viskas labai normaliai jūsų gyvenime, ponė. Praradau ryšį su dukra. Dukra po ypatingai toksinių santykių. Jaudina darželinio amžiaus dukrytę. Gyvena atskirai, turi gerą ir mėgstamą darbą. Aš daug prisidedu pagalbos su anūkėle. Iš visos širdies myliu abi ir stengiuosi, bet nėra atgalinio ryšio. Kai bandau kalbėti, labai supyksta, sako, kad esu egoistė, nėra jokių pokalbių pasitarti. Jaučiuosi labai blogai, pati save stiprinu, kad jai labai sunkus periodas, iš tikrųjų labai. Ir turiu kentėti ir prisitaikyti, visko kaltina mane atviru tekstu. Viskuo. Žodžiu. Visų pirma, ponia, aš netikiu jūsų žodžiais, kad dukra yra po ypatingai toksinių santykių. Nes pirmas dalykas, tai kai jūsų dukra ištekėjo, jinai tapo atskira šeima. Iki vestuvių jūs turite teisę domėtis, žiūrėti, patarti, lysti, padėti ten, rūpintis savo vaiku. Va, gerai. Jūs turite teisę, jūs turite netgi pareigą rūpinti savo vaiku. Kai atsitinka toksai daiktas kaip vestuvės, jūsų kišimasis į naują šeimą yra 100% tabu. Ne? Ir pagal tai, ką parašėte, tiesa, ji buvo nuostabi, nebuvo jokių problemų, galvojau, kad mes komanda, suprantam. Man asmeniškai žiauriai akivaizdu, kad jūs nesupratot, kas yra vestuvės, jūs nežinojot, kas yra vestuvės, kad jums negalima kištis. Realiai, dukra po ypatingai toksinių santykių, ypatingai toksinių santykių su mamyte. Nes aš jos pyktį suprantu, nes turbūt mergytė, pamatė, pajuto, kur priežastis to, kad jinai viena augina vaiką, kad jinai priversta eiti į darbą. Tai viskas tvarkoja, jūs užsitarnavot tokį vaiko elgesį. Nežinau, be abejo, galbūt aš klystu, bet analizuojant jūsų tekstą, aš kitos išvados nesugebu pasidaryti. Nes, negalima su savo patirtim, su savo mąstymu, su savo žiniom, labai gerom, negalima lysti į naują šeimą, kurią sukuria jūsų vaikai. Jūsų tenai vizitai tik tais per kalėdas, plotkelę perlaužt. Viskas, nesikiškit. Vaikai patys kuria savo gyvenimą. Bet kokia invazija yra pražūtinga. Ir nereikia tenai, kad čia jauni dar nieko nesupranta, jau pavėlavot, ne jūsų reikalas. Jūsų reikalas buvo iki vestuvių. Ir mokyt vaikus ne blevizgom, o pavyzdžiu.
Kur jūsų vyras? Jūs sugebėjot išsaugoti šeimą, išsaugoti tą vientisą kūną, kur du tampa vienu kūnu. Ar sugebėjot? Ar vaikas jūsų dukrytė, ar matė tokį pavyzdį? Ar sugebėjo jinai spręsti klausimus, spręsti problemas, girdėti savo vyrą, suprasti jį? Ar jinai sugebėjo susirasti tokį vyrą, kuris būtų vertas būti jos dukrytės tėčiu? Ar tiesiog po trečio pasimatymo kojytės praskėtė ir matavosi pagal pimpaliuką? Bet kokios vertybės jūs sugrūdot į ją, bet tą mes dabar ir turim. Ir nereikia čia dėjuot. Aš aklavietėje svyra rankos ir norisi nebepadėti, nors mano pagalba labai reikalinga. Atsiriboti. Dabar nežinau. Gal turbūt iš tikrųjų reikėtų jums nebepadėti, nes jūsų pagalba pražūtinga. Gal pasitrauksite iš jos akiračio, gal susitaikys su vaiko tėvu. Gal, nežinau. Čia reikėtų su dukryte šnekėtis, kas ten pas ją darosi, ką jūs pridarėt. Gal ir vyras, ten, kai sakant, molis grybas ir alkoholikas, ten, nežinau, degradas. Visokių variantų gali būti. Bet vėlgi, jeigu jinai ir išsirinko tokį, tai čia jūsų mamytė suinstaliuotos vertybės. Ir ne tekstu, kartoju, ne tekstu, pavyzdžiu. Visa tai turi būti kuriama pavyzdžiu. Vaikai mokosi ne iš to, ką blevyzgojam, o iš to, ką demonstruojam. Dėl ko aš sakau, mūsų karta prarasta. Mes jau viskas, mes jau sušikom ir savo gyvenimus, sušikom ir vaikų gyvenimus. Bet dabar yra šansas priversti jaunimą, kuriant šeimas, kurti ant tvirto pamato. Ne ant pimpalo, ne ant skylutės, o ant tvirto pamato, kur pirmoji vietoje stovėtų bendravimas, pirmoji vietoje stovėtų pagarba vienas kitam, kalbėjimas ir išgirdimas partnerio, empatija, kad būtų pas abudu, kad būtų abudu empatiški žmonės, kad jie jaustų vienas kitą. Toks jausmas, kad paauglystė jau suaugus moteris, kas turi kokį patarimą? Nesikišk, nes jau prisikišai. Sorry, moteriškė, bet, gal aš neteisus, bet pagal tekstą taip. Nežinau. Rašykit, diskutuosim, kreipkitės, analizuosim. Gal yra kažkokia tai, čia šitam tekste kabliukas, kurio aš neradau ir gal pas jūs kitaip, bet kol kas aš matau. Ką matau, tą sakau.